Prekybininko darbo pabaiga. Atspausdiname X ataskaitą, pasižiūrime, kiek grynųjų pinigų turime kasoje. Einame meniu, kasos operacijos, fiskalinės ataskaitos, pasirenkame X ataskaitą. Sugeneruojame X ataskaitą, matome atspausdintame kvite, kiek pinigų yra kasos stalčiuje. Norimą sumą reikia išimti. Eikime į meniu, pasirenkame kasos operacijos, fiskalinės operacijos, pinigų išėmimas. Įvedame norimą išimti pinigų sumą, spaudžiame patvirtinti. Kvitas atspausdintas, pinigai išimti. Dabar reikia atspausdinti Z ataskaitą. Einame į meniu, pasirenkame fiskalinės ataskaitos, pasirenkame Z ataskaitą, formuojamas kvitas ir akimirksniu atspausdinamas. Taip pat bankinio skaitytuvo diena yra uždaroma su Z ataskaitos atspausdinimu. Z ataskaitų nėra būtina klijuoti į kasos žurnalą. Visas Z ataskaitas ir kitą informaciją rasite savo VMI tinklapyje. Aš, Dovydas iš Čekis LT, linkiu tau, kad tavo čekis būtų didelis ir pelningas.